Sveiki visi, aš užsimaniau kurti vlogus, bet nežinau, ar aš visiems patiksiu ar ne. Nekreipkite mano šitą dalyką ir šitus plaukus, nes jie ne prie ko. Ir apie ką aš kalbėsiu šitame video? Ogi apie sektus skalbiniams. Kasų laikų. Apie krūvą jų. Ne. Kažkas ne to. Šiame video aš pristatysiu kaip laidas. Tiesiog noriu pasakyti tokį dalyką, kad vertinkit mane ir komentuokit, ar man darėtų tęsti kurti video vlogus ar ne, nes aš dabar kaip esu ir be temos ir be foninis muzikėlis turbūt, jeigu neįdėsiu, tai žinokit, be foninis muzikėlis esu. Na, galite komentarus iš manęs pasipizdavoti, man visiškai. Tai va, vis tiek aš kursiu video vlogus, patiksiu ar ne, bet neapleisiu, tikiuosi patiksiu. Žinau, kad visi vlogeriai turi ką nors tokiu ypatingu, kad, pavyzdžiui, Edvinas mėtų savo legendinį telefoną į sieną, apie rėksnį nežinau, bet laidas turi savo išskirtinį ženklą. Aš nieko nemėtysiu sienas, bet aš turiu šitą geltoną žaisliuką. Jej! Skaičiuot moku. Ir tai va, šito video nedarysiu labai ilgo ir pasistengsiu kitą video būti be šito ir kaip nors gal pridengti šitą. Jeigu kam nors klius, dar galite siųsti kokias nors temas arba video, apie kuriuos norit, kad pakalbėčiau, pasipizdavučiau. Prieš atsisveikindamas norėčiau jums palinkėti gerų kalėdų, naujų metų ir praeitų kūčių. Taip va. Davai tada. Ir